Darbo rinką sukrėtė naujas reiškinys. Neįtikėtina, bet Lietuvoje yra įmonė, kurioje niekas neskaičiuoja minučių praleistų prie kompiuterio ir vienas kito nevadina šeima. Anot šaltinių Surfshark, tarptautinėje internetinio saugumo įmonėje kviečiami prisijungti specialistai, kurie ieško prasmės. Labas, aš rudenišku vos 3 laipsnių šilumos šį rytą irgi prigautas Timūras. Ką daryti, kai šilumos mažėja? Ką? Geriausia pasikurti patiems, kad ir žiūrint tiek žinių. Šiandien rugsėjo 24 diena, pradėkim. Šiandien per spaudos konferenciją prisistatė kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius. Pirmas įspūdis yra wow, toks labiau wow. Kažkoks brokuotas Žemaitaičio klonas atrodė. Na, jie turi dėdę, kuris sako, kad menininkai priplaukia. Tai jam dabar atsikirsti turėsite mažiau argumentų, nes menininkams nori vadovauti kosmonautas, ne astronautas. Nes yra skirtumas. Na, net nežinau, nuo ko pradėti, nes viskas buvo itin keista, bet, pabandykim. Pradėkim nuo to, kad kandidatas nusprendė argumentuoti, kodėl yra tinkamas postui. Savo seneliu. Jo senelis beje. Mane palaiko, nors jis visą laiką balsavo už konservatorių partiją. Na, gal čia ir nėra geriausias argumentas. Kalbėdamas apie senelį, Adomavičius susijaudino ir susigraudino. O tada kalba nukrypo apie jo kursioką dailininką, apie buvusį istorijos mokytoją, apie senuką Aukštakalnių kaime. Na, įdomi tokia spaudos konferencija virtusi performansu. Pažiūrėkit, jei turėsit progą. Tikrai pažiūrėkit. Ką tikrai iš jos gavome, tai gerų citatų. Pavyzdžiui, šią, kuri jau gyvena savo atskirą gyvenimą internete. Kiek yra daug darbo žmonių, kurie dirba paprastą darbą. Yra suvirintojai, yra kepėjai, yra virėjai, yra statybininkai, bet jie vakare grįžta, sėda savo garažiukį, atsidaro savo molbertą ir tapo. Seni, tu statybininkas garažiukį tapo, net nežinau, ką cenzūriškai čia ir pakomentuoti. Na, gal tik tiek, kad Adomavičius sako, norintis būti tų paprastų garažiukose tapančių žmonių ministru. Kodėl? Nes, tipo, ir pats yra paprastas žmogus. Aš esu paprastas, aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus. Kodėl reikia iškelti mane, kuris dar nėra tiek iškilus kaip Čiurlionis? Akivaizdu, kad žmogui reikia pagalbos. Na, bet čia ne mano žodžiai. Taip sako Seimo pirmininkas socdemas Juozas Olekas, kuris žada, kad Adomavičiui pagelbės Seimo kultūros komitetas. Pagalbos ranką ištiesti žada ir Ruginienė, pasak kurios ministras galėtų dirbti su jos ir asmeninės komandos parama. Na, daugokai pagalbos vienam žmogui, sakyčiau, ne? Na, Adomavičius kaip senjoro erekcija, kuriai atsirasti jau nepadės nei pagalba, nei geri norai. Kultūros srities atstovai bei jų palaikytojai sukūrė peticiją, kuria ragina prezidentą netvirtinti Adomavičiaus kandidatūros, o socdemus atšaukti susitarimą su aušriečiais. Naujausiais duomenimis peticiją pasirašė virš 44 000 žmonių. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė šiandien susitiko su besipiktinančia kultūros bendruomenė, išgirsti jų nuogastavimus. Įdomu tai, kad pats kandidatas į ministrus netiki, kad pasirašė tikri žmonės arba tikri kultūrininkai. Ar nebus tie 40 000 pasirašysių peticiją tokie burbulas to, ko mes iš tikrųjų nežinom? Ar nebus tai opozicija, ar kokie kiti žmonės, kurių mes negalime patikrinti? Adomavičius sako sulaukęs palaikymo iš draugų menininkų. Na, matyt, iš tų garažiukose tapančių statybininkų. Į mūsų šalies Jolo prezidentą dėl tokio ministro kreipėsi ir žydų bendruomenė. Tiksliau, jų nuogastavimas ne tiek dėl Adomavičiaus, kiek dėl ministerijos atidavimo į antisemitizmų kaltinamo Žemaitaičio rankas. Plus jau rytoj 10 val. Ryto prie prezidentūros vyks protestas, kurio metu Adomavičius galės patikrinti, ar susirinkusieji yra tikri. Gal leis pačiupinėti. Inga Ruginienė pripažino, dar nemačiusi visos spaudos konferencijos, bet apie kandidato performansą turėjo nuomonę. Bet jautrus, simpatiškas žmogus. Ir man atrodo, kad svarbus akcentai buvo sudėlioti. Buvusios premjerės Ingridos Šimonytės nuomonė, nesugebėjimas atsakyti į klausimus ir nusikalbėjimas, bet su ašara aky nėra jokia empatija. Na, jei pritarėte šiam teiginiui, spauskite like šiam video dabar. Kur buvęs, kur nebuvęs, bet buvęs Vilniaus meras, o dabar Seimo narys Artūras Zuokas rado sprendimą. Politikas šovė idėją išpirkti kultūros ministro postą. Sako, galintis sumokėti nemanaušiniams
pinigus - 180 000 eurų. Ir viskas čia legalu. Na, bent jau pagal politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymą. Čia tiesa yra Zuoko nuomonė. Beje, pinigus jis siūlo ne savo, o tų žmonių, kurie pasirašė peticiją. Tai Zuokas siūlo reketuoti. Na, istorija tikrai sukasi ratu, ne Zuokai? Internete ir žiniasklaidoje kilo didelis žinomų žmonių ir politikų pasipiktinimas tuo, ką valdžia išdarinėja su kultūra. O laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis rėžė iš peties. Sako, jog šiuo metu kultūra yra vertinama kaip šiukšlė. Socialdemokratas leidžia suprasti, kad dėl to kaltas ne Adomavičius, o prezidentas Nausėda. Ten viršuje. Buvęs konservatorių vadovas Gabrielius Landsbergis irgi griežtas. Sako, kad čia yra spjūvis kultūros bendruomeniai tiesiai į veidą. Spjaudalius Remygas sakytų, kad lyja. O aš kreipiuosi į tuos, kurie šiandien klausėsi kandidato kalbos. Kuri dalis jums labiausiai patiko, kokie jūsų įspūdžiai apie šitą Remygos mums atneštą perlą? 1309 rašistinio karo parą rusai Ukrainos link paleido daugiau nei 150 dronų. Iš jų 126 sunaikino Ukrainos oro gynybą. Zaporižėje vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Degė parduotuvės pastatas, ūkinis pastatas ir kiti objektai. Apgadinti privatus gyvenamieji namai ir automobiliai. Vienas žmogus sužeistas. Charkivo srityje dėl dronų atakos kilo gaisrai gyvenamosiose ir ūkiniuose pastatuose, taip pat parduotuvėje. Sužeisti 2 žmonės. Dnipropetrovsko srityje dronams smogus į gyvenamąjį kvartalą vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Tokios liūdnos, bet tipinės nusikalstamos rašistinės baikos. O Ukraina toliau sistemingai gilina degalų krizę Mordore. Šią naktį jos dronai pakartotinai smogė naftos perdirbimo gamyklai Volgogrado srityje. Vėl kilo didžiulis gaisras, vėl bavovna. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo ir chemijos gamyklų Rusijoje, gaminanti 150 rūšių produktų, įskaitant masėms skirtą benziną bei dizeliną. Tuo metu Vašingtone viešintis Zelenskis pasidžiaugė pagerėjusiais santykiais su Trumpu, o tam pastarnavo pats Huilo, kuris nuolat melavo ir išsidirbinėjo. Dėl vilkinamo taikos proceso pasikeitė ir JAV prezidento požiūris. Dabar jis mano, kad atiduoti kacapams teritorijas mainais į taiką netokia jau ir gera idėja. O Ukraina pajėgi susigrąžinti visas prarastas žemes, nes Ruskynas netoks jau galingas, kaip nori atrodyti. It's been a terrible war, should have ended, and Russia should have stopped it. But they've been 3.5 years and they've gotten not so far. So we'll see what happens. But the other side can fight too. And they've proven that. Maybe it could be that Russia is a paper tiger. Kad ir kaip smagu išgirsti, jog Trumpas trolina Rusiją, džiaugtis dėja nėra kuo. The Telegraph atkreipė dėmesį, kad nėra jokios užuominos apie papildomą paramą Ukrainai, ar kad jis dar labiau baus Maskvą. JAV prezidentas pažadėjo toliau tiekti ginklus NATO ir abiems, pabrėžiu, abiems šalims palinkėjo visko, kas geriausia, nutipo į Rusiją. Na, O'Donnell ir Epsteinas šiaip buvo fainas bičas, na, kol tapo toksišku, tai čia turbūt reikia palaukti šiek tiek. Ukrainos prezidentas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje paskelbė, kad Budapešto memorandumas žlugo. Ir pabrėžė, kad realios saugumo garantijos turi tapti riba, kurios Rusija negalės vėl peržengti. O Trumpui pareiškus, kad NATO gali numušinėti Rusijos lėktuvus, Jungtinė karalystė sako, kad yra pasirengusi veikti. Lietuvos prezidentas pritarė JAV kolegai ir sako, kad Trumpo žinutė yra geras atgrasimo faktorius. Na, bet aš kaip vyresnis žmogus jaučiu pareigą priminti vieną iš esminių kiemo taisyklių. Už bazarą kieme visada reikia atsakyti. Ar patogumą mėgstantis vakarai atsakys? Nežinau. Tai aš siūlau nelaukti atsakymo, o toliau demonstruoti, kad mes žinome, kur teisybė ir palaikyti Ukrainą kovoje su blogiu. Skambinkite senu geru 1482. Tyčia ar netyčia, bet krašto apsaugos ministrė vengia susitikti su opozicija, praktiškai kišo pagalius į ratus susitikimui Šakalienė. Pradžioje teisinosi darbotvarkė, paskui koronavirusu, o dabar nei teisinasi, nei lankosi. Todėl opozicinių frakcijų pirmininkai kreipėsi į premjerę ir Seimo pirmininką, prašydami įpareigoti ją surengti susitikimą.
Opozicija sako, kad Šakalinė tokiu elgesiu pažeidžia Seimo statutą, kuris ją įpareigoja dalyvauti frakcijos posėdžiuose. Parlamento opozicijos atstovai jau ir anksčiau neatmetė galimybės kviesti paskirtąją ministrę pasiaiškinti į plenarinių posėdžių salės tribūną. O vengti susitikimų tikrai yra ko. Pavyzdžiui, dėl skandalingo braziliškų lėktuvų pirkimo. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad galutinis sprendimas dėl orlaivių turi būti priimtas tik sulaukus STT išvadų. Tuo tarpu ministrė dievagojasi, kad šiame etape sutartis dar nėra pasirašyta. Prezidentūra sako, kad braziliškų karinių lėktuvų Embraer įsigijimas priklauso nuo krašto apsaugos ministerijos sprendimo. STT pradėjo tyrimą dėl aplinkybių, jokių įtarimų niekam nėra pareikšta ir, žiūrėsim, ta prasme, koks čia, klausimas kol kas atviras. Tiesą sakant, atvirų klausimų yra gerokai daugiau nei atsakymų. Pavyzdžiui, dar nėra aišku, iš kokių pinigų būtų perkami tie orlaiviai. Priminsiu, kad STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 3 karinių transporto orlaivių Embraer C390 pirkimo. Pasak NSGK pirmininko Giedrimo Jeglinsko ir konservatoriaus Lauryno Kasčiūno, logiška būtų nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą po 30-ųjų metų, kai bus visiškai suformuota Lietuvos divizija. Plius kyla klausimų, kad Lietuva pirktų orlaivius ne iš NATO šalies, o iš šalies, kuri priklauso bendrai sąjungai BRICS su rusais. Bet apie gynybą noriu užbaigti vis tik aukštą natą. Prezidentūra sako, kad esant poreikiui Lietuva turėtų kuo numušti mūsų šalies oro erdvę pažeidusius priešiškų valstybių naikintuvus. Tai dar kartą raginu mažiau krūpčioti ir toliau ramiai generuokime BVP. Blitz naujienos. Rytų Taivane kilo super taifūnas Ragasa. Jo metu sugriauta nuošliaužos suformuota užtvanka. Buvo sugriautas ir nuneštas vienas tiltas. Užlieti namai, vanduo ir purvas užliejo visą Hualiano vietos miestelį. Nelaimės metu žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar 124 laikomi dingusiais. Visame Taivane dėl taifūno Ragasa buvo evakuota daugiau nei 7600 žmonių. Vytautas Gapšys, Eligijus Masiulis ir Raimondas Kurlianskis, nuteistieji MJ Baltic korupcijos byloje, atlieka bausmes atviro tipo režimu. Vyrai turi darbus laisvėje, gali savaitgaliais grįžti namo, o darbo metu privalo būti darbovietėje ir laikytis griežtos darbotvarkės. Kalėjimų tarnybos vadovas pabrėžia, kad jų veikla stebima elektroninėmis priemonėmis. Vadovas sakė, negalintis atskleisti, kur dirba nuteistieji, tačiau tvirtino, kad tai yra darbai pagal jų kompetencijas. Tai čia rimtai? Kokios yra Gapšio kompetencijos, man įdomu? Pasak generalinės prokurorės pavaduotojo, po Seimo priimtų baudžiamojo kodekso pataisų palankių čekutininkams politikai galės būti perduoti laiduotojams, tai yra giminaičiams ar pažįstamiems. Čekutininkų bylos galės būti nutrauktos, o asmenys galės būti laikomi neteistais. Iki tol teismai kategoriškai atsisakydavo jiems taikyti laidavimą. Teismai motivavo, kad politikams inkriminuotas piktnaudžiavimas siekiant asmeninės naudos priskiriamas prie sunkių nusikaltimų. Po Seimo priimtų pataisų toks piktnaudžiavimas prilyginamas apysunkiams nusikaltimams. Tai čia visiškai skibidi. Draugai, noriu jūs pakviesti prisijungti prie kultūros bendruomenės organizuojamo protesto. Rytoj, tai yra ketvirtadienį, 10 val. Ryto, susitinkame Daukanto aikštėje. Pareiškime savo nuomonę, kad kategoriškai prieštaraujame vyriausybės rokiruotei, kultūros ministerijos atidavimui, Nemuno aušrai. Žinome, kad kultūra negali būti politinių sandorių įrankis. Mes kartu su organizatoriais tikime, kad kultūra yra mūsų atmintis, demokratinių vertybių pagrindas ir visuomenės atsparumo propagandai garantas. Nelikime abejingi ir pasimatykime rytoj prie prezidentūros. Taip pat kviečiu pasirašyti peticiją, tai galite padaryti iki šios dienos vakaro, nuorodą rasite laidos aprašyme. O čia galite pamatyti mano reakciją išgirdus kandidato į kultūros ministrus kalbelę. Komentarų apžvalga. Komentatorė Algiūnė panašu, kad rado naujo kandidato į kultūros ministrus kultūros geną, tą mažyliuką. Sako, kad jis yra klaunas. Šiaip tai klaunas yra iš meno srities, tai viskas kaip ir neblogai sueina. O Algirdas siūlosi į kultūros ministrus, nes jo nuomonė jis geriau dainuoja nei Ignotas Adomavičius. Na, Algirdai, patikėsim, kai išgirsim. Prašom atsiųsti savo dainų. Šiandien tiek žinių.
Ate.